Ką man reiškia lietuvių kalba? Kad žmogaus organizmas atliktų gyvybiškai svarbius procesus, vidutiniškai jam reikia 2 litrų vandens. O kiek gimtosios kalbos žodžių turi ištarti, kad būtum dvasiškai ramus ir stabilus, gyvas, pilnavertis tautos individas. Visą pasaulį jungia milžiniškas vandens tinklas. Jis apima visus žmones, bet kuriame pasaulio kampelyje. Taip pat ir su gimtąja kalba. Kad ir kur aš, žmogus būčiau, jį galima nepasiekti. Jie nežino kliučių, jeigu tik pas jų nesukuriu. Neprilipinu svetimybių, kurios naikina gimtąją kalbą. Man kalba neleidžia likti vienišu, kad ir kur bebūčiau. Ji kaip vėjas. Nematau, bet jaučiu. Džekas Nolanas patekęs į negyvenamą salą sugeba joje išgyventi 5 metus. Fiziškai jam gyvybę palaiko maistas ir vanduo, tačiau jis nebūtų išlikęs žmogumi, išsaugojo savęs kaip asmenybės, jei nesusikurtas draugas, kamuolys Wilsonas, su kuriuo kalbėjosi ne bet kokia, o gimtąja kalba. Aš, žmogus, kaip organizmas turiu gerti vandenį, kad išlikčiau gyvybingas. Tačiau kaip asmenybė mane palaiko mano gimtoji kalba. Vandens dėka esu kūnas, tam tikra žemės organizmo rūšis. Bet tik gimtosios kalbos dėka aš esu žmogus. Gimtoji kalba mano egzistencijos dalis. Gimtoji kalba man, mano vidinio aš išraiška, sielos ryšys su aplinka.